Labas Nikole, šitas video special for you. Aš manau, tu iš Joannos jau girdėjai, jog mes interesuojamės human design ir norėtume pasibandyti, kas tiks, kas netiks ir išgirti iš tavęs truputėlį feedbacko, kokie gyvenimo aspektai atitiko ir su kuriais tu ne visai sutinki. Tikėkime, bus naudinga ir tau, ir mums, tai jo, einam prie reikalo. Taigi pirma, kas metasi į akis, ane, jog tu turi daug aktyvacijų čia, širdies, G centre ir čia va tiesiog pilna pas tave aktyvacija tavo root centre. Čia yra mūsų kamienas, ant ko, mūsų ground, ane, ant ko mes stovim, kas pušina mus kažką veikti. Iš vis, kiekvienas iš šitų centrų, jie reprezentuoja kažkokią dalį mūsų kūno ir kodėl kai kurie yra tušti, o kai kurie yra uždaryti. Uždaryti tai reiškia, jog tie organai tavo kūno pastoviai padaro generuoja tą energiją, ne, kad tu ją turi fokusuotą, tau nereikia laukti geros dienos, kad, pavyzdžiui, priimti sprendimą, ne, tu realiai turi pastoviai tą generuojančią informaciją. O tie tuštieji, pavyzdžiui, čia yra visiškai nenuspalvinta, ne, tai reiškia, kad šitose vietose tave paveikia kiti žmonės, ane, jie tiesiog galbūt netgi žodžiu arba pasąmoningai, tiesiog kaip jie būnant kartu, ane, kaip tu su jais jautiesi, jie gali tave paveikti, tavo emocijas, arba tiesiog kartais, žinai, praeini pro gatvę, ne, arba užeini autobusą ir subjūra nuotaika. Nesupranti dėl ko, ne, neaišku dėl ko. O tiesiog gali būti žmogus, kaip sakoma, su bloga energija, ne, kad, pavyzdžiui, tuo momentu pas jį labai bloga nuotaika ir tas tiesiog jaučiasi perkeliama vienas ant kito. Neišeini iš autobuso, vėl liktai gyvenimas spalvomis sugroja. Tai čia ir vyksta daugiausia problemų mūsų gyvenime, ne? Nes dėl to, jog mes neturim čia aiškumo, vienas iki jaučiamės taip, kitą taip, darbe pasišnekant su darbuotojas ar su bosu, tu galbūt jautiesi toj situacijoje vienokai, tada grįžti namo, tu ten viena sėdė, ne? Jau tavo centrą nieks, pavyzdžiui, neinfluencina ir viskas, tu jautiesi visiškai kitaip. Taigi, tose vietose mes dažnai padarom kažkokias klaidas, dėl neaiškumo, dėl nepastovumo, dėl to, jog kiti žmonės ant mūsų turi didesnę influenciją, net jie tiesiog perkelia tą savo kažkokius norus ar savo bando pakeisti. Netgi, žinok, nebandydami bando kažkaip paveikti ant mūsų ir mes negyvenam savo dizaino, gyvenam kažkieno kitą gyvenimą. Ir kas atsitinka? Kūnas kenčia ir mintys mūsų kenčia, ne? Ir tada išeina ir lygos, ir nepasitenkimas gyvenimu. Tai aišku, bet ką, žinai, jeigu tu pastoviai darysi darbą, kurio nekentė, ne, tai greitai tas gyvenimas ir papilkės. Ok. Davai ištrinam viską, čia tiek įvado. Kaip mes matom, šitas visas bodygrafas eina iš apačios į viršų, auga kaip medis, ne? Ir tavo root center, ne, tavo kamienas, ką jisai reprezentuoja? Reprezentuoja adrenaliną, o adrenalinas yra kam? Čia yra energijos pliūpsnis kažkam daryti, ne? Čia realiai, jeigu žiūrint ir organus, čia yra mūsų inkstai. Inkstai irgi reaguoja, kiek kortizolo yra kaip mes miegam, ar gerai, ar blogai, ne? Kiek streso, ant kiek mes esam atsparus jam. Taigi, sakykime, iš karto. Ir čia yra energijos centras, kuris pastoviai generuoja kažką daryti. Ir tu esi labai aktyvus žmogus, tai esi tikrai energijos pliūpsnis, nes pas tave du pastoviai veikiantis centrai - sakralinis ir root center. Ne? Jog tu tikrai būtum žmogus, kuris galėtų puikiai save rasti ir sporte. Ir dar be to pas tave yra kairysis, nu, žodžiu, čia yra tokia technika, juk yra kairysis kūnas, ne? Nes tie, kurie yra, pavyzdžiui, aš ir Joana, mes dešinieji, mes tokie esam minkštučiai, apvalučiai, sėdintys žmonės, ne? O tavo vietų čia yra labai stiprus kūnas, geresnė sveikata, reikia daugiau maisto tam, bet išlaikyti tą sveiką kūną yra lengviau negu kitiems su, pavyzdžiui, duotas talentas tau gero kūno, veikiančio, geri organai, ne? Jeigu jau taip šnekant techniškai labai, ne, bet sakom gerai, kad ir imuninė sistema, jeigu tu gyveni savo gyvenimą normaliai, ne, bet
perdėto kažkokio ten stresavimo, tai tu labai turi gerą potencialą rasti save ir sporte, ir kažkokiose varžytuvėse, ane, kažkokie biznesai, kurie priklauso nuo kompeticijos, ane, ant kiek su klientais arba su competitors, ane, nes kompanija turi daug, pavyzdžiui, kitų kompanijų, ir su jais varžytis dėl kažko. Tu turi tam energijos, tu esi užsispyrėlė, tikra užsispyrėlė, Nikolė, aš ne taip giliai tave pažįstu, ne, bet žiūrint iš tavo aktyvacijų, tai čia žmogus toksai, kurį labai sunku yra pakeisti, kuris turi labai įsitvirtinusius kažkokius nusistatymus, kuris veikia taip pat, kaip jisai, žodžiu, taip kaip tu veiki namuose, tu taip veiksi ir darbe, tu taip, žodžiu, turi tą savo, kažkas kažką padaro ir pasižiūri telekę, sako, čia Nikolė tikrai. Tai turi labai stiprias aktyvacijas čia veikti, pastoviai kažką aktyviai daryti, kažką kurti. Sakralinis centras, čia yra dar vienas centras, kuris suteikia, sugeneruoja tos energijos, bet tai nereiškia, kad jinai yra limituota, kad tas tau duos, kad tu galėsi daryti ir, arba kad tu esi ten, nežinau, slave, ne, kuris Afrikoje dirba visą dieną ir nepavargsta. Ne, tikrai ne. Šitą energiją duota tau tik tam, kas tau patinka. Kas tau individualiai, realiai drivina ir tau patinka ir tu dienos gale galvoji, wow, aš tikrai esu šaunuolė, nes aš tiek daug visko padariau, bet jeigu tu darysi, pavyzdžiui, ant dėdės ar ten, žinai, kas realiai tavęs nedrivina, tai ta baterija greitai nusės. Tu esi giliai individualus žmogus, ne toks fokusuotas į šeimos kūrimą, sakykime, į evoliucijos tą pratesimą, labiau į individualumą, pati kaip asmenybė save kurti, save. Taigi, sakykime, tavo gyvenimo moto turėtų būti the hardest fight is with yourself, ne? Tai, sakykime, sunkiausia yra nugalėti pačią save, ne? Savo kažkokius stresus, savo baimės, nes šia baimė pas tave tiesiog dahuja ir dar tos panikos duoda ir kiti žmonės aplinkui. Labai dažnai girdėjai, kad tu kažką išgirsti ir tau galvoji, viskas, baisu išeiti į gatvę, ar baisu kažką pradėti, ar baisu kažką, nežinau, iš vis, bet ką pradėti veikti. Žinok, čia gali būti, jog čia tai jau kažkas, žinok, pašnekėjai su kažko, perėmė iki kažkieno kito baimės ir dėl to dabar jautiesi taip, kaip jautiesi. Numesk, bandyk anuliuoti tas visas baimės, nes tu tikrai esi labai stipri asmenybė. Labai išsispyrusi. Iš tikrųjų galėtum pasiekti labai daug, nes turi šitas aktyvacijas 38, 56, 54. 38 tai yra jėga, kuri pastoviai verčia. Iš tikrųjų čia yra the channel of fighter, jeigu būtų 38, 28 ir 38 tai verčia pastoviai už kažką fightinti, ne, už kažko pasiekti, kažką, bet čia turėtų būti there should be a goal, ne, ir dėja tu ieškai, aš manau, žmogaus, kito partnerio, su kuriuo jūs kartu būtumėt ne ten, žinai, užsipūsę tik seksu užsiimti ir, žinai, nueiti pavalgyti kartu, su kuriuo tu matytum tą final destination, ten, kur tu norėtum nukakti. Pavyzdžiui, žinai, kaip šeimos kartais, sakykim, tai padaro, arba biznėje. Tu ateini į darbą, susitinki su savo menedžeriu, jūs abu drivina pakelti šito pusmečio, pavyzdžiui, reportą iki ten geresnių statų kažkokių 50%. Ir jūs abu arat, jums abu kartu labai įdomu, jūs super turit tą tokį drivą veikti, aktyviai padėti, nes, pavyzdžiui, tas vienas žmogus mato, kur jums reikia judėti, pasuko tavo kaklą į tą sritį, kur tau reikia padėti, ne? O tu turi tą visą jėgą
pušinti iki kol jūs nepasiekėt to kažkokio goal, ane? Tai čia yra baisus, baisus, čia yra tikrai baisus biznesmenai, čia yra baisus darboholikai, tai yra puikus darbuotojai, tai yra sportininkai, kurie pasiekia labai daug. Bet tau tiesiog reikalingas žmogus, kuris galėtų parodyti, kur judėti. Ir čia, pavyzdžiui, čia yra svarbiau negu seksas, svarbiau negu palaikymas kažkoks finansinis, ne? Matyt, jog jūs judat tą pačią linkmę. Nes jeigu, pavyzdžiui, susirandi žmogų, pas kurį yra kitokie kažkokie įsitikinimai, ne? Arba kitokie, pavyzdžiui, tau čia šiaip, iš 28 ir 54 tu, pavyzdžiui, savo širdyje nusprendė, jog tu labai myli, nežinau, tau gaila vaikų Afrikoje, ne? Nes tu irgi turi 15 vartus, 15 vartai yra tai yra meilės vartai, bet ne tokie, nerealiai vienam žmogui, ne vienam vyrui, ne kažkokie ten bučinukai ir apsigabinimai, tai yra meilė general žmonėms arba kažkokiem būtybėm, tai sakykim, tokie žmonės dažnai būna Greenpeace, kurie užsiima tenai beždžionėlių išsaugojimu ar ten miškų išsaugojimu, arba pasiteikia visas savo jėgas, kad padėti benamiam, beglobiam gyvūnėliams, ne? Arba padeda ir donuoja Ukrainai. Čia yra tokie žmonės, kurie tikrai atiduotų save širdį, aš sakyčiau, truputėlį tokio šalto mąstymo, šaltos meilės daugybei žmonių ar daugybei kažkokioj srityje, ne, arba būtybėm, arba, realiai visuomeniai meilė tokia. Ir už tai tu gali labai pasiekti daug, jeigu naudosi tą jėgą ir pradėsi už tai kovoti. Ne? Tai čia yra kovotojo channelai ir vienas ar kitas, vienas labiau biznesmeninis, kitas labiau bet kame. Ne? Tiesiog už kažką jausti, kad tu su kitu partneriu kovoji. Bet čia nekovoti tarpusavį, kas išneš šiukšlės arba kas išsivalys kambarį, o kovoti už kažką kartu. Tai pavyzdžiui, pas Dianą su jos vyru yra viena pusė, pas ją yra kita pusė. Ir jų gyvenimo moto yra išlaikyti vaikus, pasistatyti namą. Pas juos buvo problemos su teisininkais, ne? Tai jie kovoja už tą problemą išsiaiškinti, tada kitą problemą kartu išsiaiškinti. Ne? Jie vienas be kito negali, nes kaip partneriai, ar tai biznis partneriai, ar tai tiesiog santykiuose partneriai, ne? Jie yra ne draugai, ne įsimylėjėliai, partneriai. Tai aš įsivaizduoju toks gilus individualas kaip tu, kuris nėra taip užfokusuotas, kad ten išsidauginti ant 10 vaikų ir atidaryti darželį, tu labiau ir fokusuojas į tą tokį partnerystę, negu į tokius, nežinau, tą tokią plain anime type of love. Ir dar pas tave yra 40 vartai. Tai yra vieni iš tokios šeimininių, bet čia irgi ir meilės vartai. 40 myli, kai jie jaučia feedback atgal. Tai čia reiškia, tai aš kovosiu, aš dirbsiu, 54, aš rūpinsiuosi, bet tu turi daryti tą patį, arba bent jau aš turiu matyti, jog tu stengiasi ir daryti tą patį. Jeigu pastoviai kalti ir nieko negauni atgal, tada tavo kūnas labai greitai visą tą meilę ir dingsta. Prasideda konfliktai, prasideda kažkas. Tai 40-ieji yra dažniausiai tie žmonės, kurie pasirašo marriage contracts, nes jie sako, tu man, aš tau, o ne taip, kad tu iš manęs pastoviai tą drivinsi pinigus, drivinsi attention, drivinsi, o aš nieko negausiu, ne? Čia gali būti ir vyras, ne? Ir vyras gali turėti tos vartus ir sakyti, tipo, aš einu į darbą, o tu mažutė sėdėk su vaikais namuose, nesvarbu, aš nešiu pinigus, bet ta žmona turi palaikyti tvarką, palaikyti, išlaikyti vaikus, kad jie kur nors ten nenudviestų, ne? Žodžiu, atiduoti tiek pat arba stengtis kažkiek tai atiduoti tam žmogui ir tada tas žmogus, ir čia yra meilės vartai, kurie yra palaikomai, ta tokia abipusė
pagalba. Greitai meilė dings, jeigu tu nejausi tiesiog feedbacko. Ir aš manau, jog čia praktiškai yra feedbackas. Čia ne tai, kad tipo, aš čia visą dieną dirbau, užmokėjau mokesčius, ne, užmokėjau už būtą, o tu čia dabar gyvenk ir man masažiuką pėdom padaryk. Aš manau, jog tu esi labiau praktiška asmenybė, nes pas tave už penketukas yra, ne, viskas, kas yra greiti, praktiški solutions, ne, aš nemanau, jog tu fokusuojasi, jeigu pirkdame prekę, nemanau, jog tu fokusuojasi, kokia jinai graži ar negraži. Tu labiau galvoji, man jinai naudinga ar ne. Ir čia taip pat irgi, ar tas žmogus tau naudingas ar ne. Ir tu galbūt viduje myli tą žmogų, bet tu pilnai supranti, jog, blemba, no use. Realiai nieko tau nepadeda, netitinka tavo individualių kažkokių atžvilgių, ne? Ir jūs neturit tų pačių goals, ne, kad followinti ir už kažką kartu kovoti. Tada tas žmogus ne tau. Ir tikrai rasi tą, su kuriuo, Dieve, pasaulyje 8 milijonai ne žmonių, tai tikrai yra tie žmonės, su kuriais galima už kažką kovoti. Ir tada atsiranda, žiūrėk, kiek jėgų tu turėtum. Tave draivins kiekvieną dieną, jeigu toks žmogus atsirastų. Svarbiausia, nekovoti prieš vienas kitą už kažkokius menknikus, ne, o kovoti už kažką. Turi dar 19 vartus. 19 vartai tai yra realiai, jeigu žiūrint į pilną kanalą, tai yra reprezentacija of marriage, ne? Kaip žmonės, čia yra moteriška energija, čia yra vyras, ne? Kuris yra santuokoj. Tai čia yra santuokinė tokia, bet iš tikrųjų, ką tai reiškia? Tai yra kaip mes resursus padalinam šeimoje arba mūsų kolektyve. Tai kolektyvas realiai 19 padaro taip, jog būtų gerai išgyventi visiems, o 40-ieji jie nusprendžia, ar tu užsitarnavai gauti ar ne. Ir net jeigu jeigu 49 galvoja iš principo, tu truputėlį šį mėnesį chujovai su manim elgeisi, ne? Dėl to aš, duosiu tau tik 10% savo meilės ar dar kažko. Taigi tu turi tą pusę 19 labiau minkštąją, bet jinai irgi gali būti labai agresyvi, irgi gali būti labai, kai tu jauti, jog resursai jūsų darbe, jog tu negauni to, pavyzdžiui, paaukštinimo, arba tu dirbi 3 kartus daugiau negu kiti ir, žodžiu, nėra fair, ne? O kiti žmonės gauna promotionus, ne? Arba tu jauti, jog kažkas santykiuose neišsilieja 100%, tai čia išsilieja žiauriai didelė agresija, žiauriai dideliu nervingumu, ne? Ir nesvarbu, jog tu turi visą šitą užspalvintą dalį, užspalvintą šitą centrą, streso bus tiek, jog tu tą stresą permesi ir ant kitų. Pačiam žmogui yra gerai, kai jisai turi šitą pusę, ne, šitą centrą uždaryti, nes tai reiškia, jog čia yra daug energijos, bet įsivaizduok, jog tą energiją jaučia ir kiti. Jeigu tu nervuota, jeigu tu pastoviai faitinė, ne, tai čia bus klašas tarp dviejų žmonių, ne, ir jie pastoviai jaus tą adrenaliną dėl tavęs. Tu gali truputį būti, kaip tau pasakyti, jeigu čia užpisanti, ne? Užpisanti dėl kažkokių dalykų, jeigu yra neatitinkamumai in habits, ne? Nes 15 tai yra irgi specific habits, ne? Tai tavo pripratimai. Tu dažniausiai perduotis tai, dėl ko tu pati pripratusi, sakykime, keltis 6 ryto, rūkyti, valgyti ten žuvį penktadieniais, ne? Tu dažniausiai išlaikai tą rutiną. Ir jeigu ta rutina yra kažkokiu žmogumi nulaužta arba pakeista, tu jau stresuoji, tau jau nelabai gerai, tu nelabai yra fleksiška, ne? Dažniausiai reikia, kad prie tavęs prisitaikytų dėl tokių dalykų. Labai sunku, ne? Kažkas gali nesuprasti, nes tu irgi, kiek matau, 360 mutacijos gates, tu esi labai pedantė, nes čia yra chaotiški vartai, jie gauna labai, ir čia labai daug melancholijos šitose vartuose, nes 360 realiai rodo tokius vartus, kur
tu pastoviai kažką keiti gyvenime. Čia yra, tavo gyvenimas yra padalintas į tokias kaip sekcijas, ane? Dabar eina laikas rutinos, stagnacijos ir tada vartai pradeda dirbti vėl ir tu gauni tiek adrenalino, tiek noro kažką pakeisti. Nahui meti tą darbą, nahui išeini iš kažkokios veiklos, pakeiti visiškai kitą ir gauni tų jėgų pakeisti pastoviai kažką ir žinok, tas gali būti labai gerai, ne, nes čia yra iš tikrųjų mūsų evoliucijos ir dėkui tik tai šito channelo, mes pastoviai keičiamės, mes pastoviai kažką geresnio darom, ne? Ir čia dažniausiai yra žmonės, pasakyk, ar tau tinka ar ne, labai konservatyvūs, kurie pripratę prie to tokio pastovumo, ne? Ir jeigu jau konservatyvus žmogus mato, kad blemba, kažkas čia, žinok, neeina gerai, kažkas čia, something smells bad, ne? Ir jeigu jau konservatyvus žmogus nori pakeisti kažką, reiškia, tas yra nusisenėję, nusidėvėję ir reikia keisti. Bet gyvenimo pokyčiai reikalauja daug jėgų. Ane, dėl to, žinot, kokia tu esi aktyvi 10-34, ne, kaip tu pastoviai nori to aktyvumo, to tokio, kad gyvenimas turėtų kažkokių spalvų, kad kad kažkas keistųsi, kažkas darytųsi, ne, kad kažkas būtų tavo gyvenimo pilna, ne. Ir būna kartais ta tokia, ta rutina ir ta stagnacija gali labai labai įvesti į tave, nu, tokia melancholija. Nieko nesikeičia, nieko nesidaro, aš sėdžiu čia jau nežinau kaip višta ir nežinau kur man eiti, nežinau ką man keisti, pakol neateina tas aha momentas ir tu negauni tiek daug energijos šitai pakeisti, jog žmonės aplinkui tiesiog jie nežino, ką su to veikti, jie nežino, kaip reaguoti į tai, jog tu sėdėjai tyliai visą žiemą, o tada pavasarį pakeiti savo gyvenimą, kaip žinai, 360 laipsnių. Mutacija. Tai reiškia keisti kažką jau nusidėvėjusi, nusiblogusi ir pagerinti ir kažką geresnio. Nepakeisti visiškai, bet pagerinti jau turimas žinias, jau turimas galimybės ir procesus. Dėl to ir tas pedatiškumas, ne, jog tu nori laikyti tarp savęs visada ir savo vietoj, kur tu gyveni, švarą, kad nebūtų to chaoso. Chaosas gyvenime, tai reiškia chaosas ir namuose, chaosas ir galvoj. Ir dar pasižiūrint, kokia pas tave pilna galva, su kiek aktyvacijų, man atrodo, žiūrint iš tavo galvos, jog čia yra labai daug fokuso ant praeities. Bet iš tikrųjų gal ir neblogai, nes tu tam ir atėjusi. Žiūrėk, čia šitos pirmos aktyvacijos, čia reiškia mūsų challenger of our lives ir čia dėl to, kodėl mes atėjome į šį pasaulį. Ir čia yra reprezentuojami kai kurie energijos iš šitų vartų, ne, ir ką mes turim fokusuoti. 50 vartai fokusuoja išmokti sistemas, kurios pagerintų gyvenimą kitų, ne, rūpintis kitais, žinant, jog pokyčiai, tretieji vartai, va čia reikalauja daug jėgų, tai reiškia ne pušinti, rasti tą laiką, bandyti skirtingus dalykus, kaip pakeisti žmonės aplinkui tave, nebijok pakeisti, tikrai tu esi labai labai praktiška, labai esi charizmatiška, žmonės į tave žiūri labai, jie iš karto, kai tave sutinka, ne, 5 vartai, jie galvoja, blemba, kokia graži pana, kokia praktiška kažkokia, aš galiu ją pasitikėti. Tai čia iš karto, čia žinok, toks pirmas įspūdis, ne? Taigi, bet tu gali testinti žmonės aplinkui tave, tu gali testinti tuos pokyčius, kaip tu rūpinėsi. Ir tada iš kur semtis žinių. 56 vartai, 5 linijoje, čia yra visada išgauti tą praktinę dalį. Ir 56 čia yra fokusas praeities. Tai žodžiu, iš savo praeities kažkokių išgyvenimų, nes 60-ieji, tai yra va čia ta mutacija, iš taip, kaip pasikeitė tavo gyvenimas, sakykime, nuo vaikystės ir dabar, iš jų pasisemti žinių, ane, 5 vartai, ir pasidalinti tik praktiškais dalykais, ir pasidalinti ir rūpintis kitais, kad ir jie galėtų pakeisti gyvenimą. Tai čia aš nesakau, jog tu turi parašyti knygą,
Nors tu visai galėtum, tu tikrai matau, jog tu labai gerai turi, realiai iš tavo aktyvacijų rodoma, jog turi daug žinių ir galimybių gražiai išsireikšti, turi gerą atmintį, turi oratoriaus iš tikrųjų galimybių. Vat pavyzdžiui, 56-11 jie yra idėjos, kurios atsiranda, ne, bet dažniausiai jos būtų chaotiškos labai ir šitose vartuose gali būti truputėlį ir kažkokių fears, ne, baisumų, iš kažkokios panikos ateinančios iš praeities, bet tu išmoksti atgauti ir rasti tą informaciją, kuri buvo reikalinga ir kurią galima atmesti atgal. Svarbiausia, neužsiciklinti 24 vartai, tai yra, aš irgi juos turiu ir čia, žinok, čia bemiegės naktis, čia pastovus apgalvojimas tų pačių situacijų, kai tu blemba užsiciklini ir naktį ir dieną vis galvoje persuki kažkokius įvykius gyvenimo, kažką tu pasakėjai, arba blemba galėjau kitaip atreaguoti, galėjau ne taip pasakyti, galėjau dar daryti ir tas visą tai 1000 kartų perkiši savo galvoje, iki kol pas tave ten neužvira košė, kol negauni tos informacijos, kol nesupranti, enough is enough, ne, reikia nustoti apie tai galvoti. Ir tuo momentu ateina ta tokia clarity, ne, ateina supratimas, kad kokią pamoką tu galėjai iš šitos situacijos išreikšti, ne. Taigi, tokie žmonės, ir dar tu turi 43. Čia yra truputėlį from freak to genius. Tai reiškia, jog čia gali nusišnekėti, žodžiu, gali supizdavoti kažką tokio. Čia yra labai įdomus vartai, kurie generuoja daug idėjų, kurie gali iš kažkokio juokučio kažką sugalvoti idėją, kurią tu iš vis monetizuotisi, ne? Man atrodo, daug žmonių ateina klausinėja iš tavęs patarimų, kaip padaryti, ką padaryti, ne? Bet iš tikrųjų tu pati jautiesi, tu kitiems žmonėms gali patarti, o savo nelabai, nes pas tave košė pastoviai. Taigi čia būtų toksai dalykas pasišnekėti su kažkuo, tu jautiesi taip ar kitaip, ne vienokai, ir tu tiesiog pasišneki su žmonėms ir tu girdint savo balsą, nes čia išeina į 11, į tavo balsą, suprasti, kas sounds good and what sounds dodgy. Jeigu kažkas šnekant savo balsu, savo idėjas, savo kažkokias pergyvenimus, tu išgirsti ir supranti, jog, pati save išgirdau ir supratau, ne? Tai labai dažnai gali būti tokios kažkokios atvirumai, padeda ir tau pačiai suprasti, kaip jaustis ir ką daryti toliau. Tau žmogus gali nieko nesakyti, bet tai tu išsišnekėjai ir tu supratai ir gavai tą tokį sielos ramumą. Dabar, sakykim, tu esi labai darbinga, labai aktyvi, labai business driven, bet tik tam, kas tu gerai baigi dalykus už kitus, tu gali pagerinti tai, ką kažkas pradėjo, suprasti, kaip, žodžiu, kaip algas išrašyti, kaip, jeigu jau žiūrint į buhalteriją, turi labai strategišką mąstymą, labai daug, tu esi gera analitikė, nes tu 100 kartų paskaičiuosi ir tik 10 ten išsiųsi tą reportą, ne, ten vadybininkė. Sako, 5 kartus atmatuok ir 6 tik tai atpjauk, ne, tai čia vat apie tave. Tu turi puikų mąstymą, puikų dalyką, kaip tu išreiški savo, labai charizmatišką, kaip tu šneki su žmonėmis. 33-13. Dar naudokės, čia yra didelis talentas, kaip žmogus reiškia šneka, ne, čia su gera atmintimi, su detalėmis, juokingi, čia yra žmonės su geru humoro jausmus, taigi per žmonės pasakodama apie savo praeities dalykus, apie savo išgyvenimus, apie savo experience, gerą ir blogą, apie viską, ne, jeigu dar tai pranešti su humoro jausmu, kaip čia tu gali. Tai čia, žinok, gali ir rašyti knygas, gali vesti blogą, gali kažkokias notacijas, pamokas, galėtum būti gera psichologė, galėtum vesti iš tikrųjų net renginius. Pas tave labai daug, tu esi labai charizmatiškas ir gražus žmogus, o dėl to, jog pas tave yra trejetas, tai reiškia, jog gyvenimas tau leidžia labai greitai kažką pabandyti, nudegti ir bandyti atgal.
Pavyzdžiui, žinai, kaip milijonieriai kartais jie bankrutuoja, ne, ir žiūri, po kelių metų jie vėl milijonieriai. Toks pats ir tavo. Beje, čia yra profilis Elono Musko. Tai žiūrėk, pas jį jau kiek kartų raketos krito, Teslos lūžo, kiek sykių ir dabar žiūrėk, kur jis yra, ne, su Trumpu sėdi iš vis valstybinė, ne, tai per visus tos testavimus savo gyvenimo, failus, per visas tas šaibas, kuriomis jisai sumušė savo galvą, ne, jisai iki galo, jisai kažko išmoko, padarė ir svarbiausia, nekristi į depresiją. 360 yra mutacinis, ne, mutacinis geitas ir dėja ta tavo fokusas ant praeities gali truputėlį išsunkti ir tave į labai... Čia tikriausiai iš tikrųjų pačios baisiausios depresijos, kurios gali būti, ateina iš 360. Nu, sorry. Bet kai tu žinai, jog tu turi tam paterną, ne, tu galbūt gali truputėlį susiimti į kumštį ir žinoti, čia ne mano kaltė, taip turi būti, ne, dabar gyvenimo laikotarpis, kai aš negaunu tos energijos ir turi būti stagnacija, kad galiausiai tos stagnacijos gale aš gaučiau tą talentą ir gaučiau tų jėgų pakeisti kažką, nes labai dažnai mes nežinom, kaip pakeisti savo gyvenimą geresnį, mes tiesiog kenčiam, nervuojamės, pergyvenam 100 kartų, pergalvojam visą tai, ne, ir tas neateina į gerą. Naudok šitą laikotarpį stagnacijos, kaip tiesiog išmokti kažką naujo, bendravimui, ne, savo talentams atidaryti, socialiniam, nežinau, tiesiog rest time, ne, tada, kai tu tiesiog restini ir tu nelauki jokių iš vis akcijų. Aš žinau, jog čia labai sunku, tu labai aktyviesi, labai daug norisi padaryti ir greitai, o ne visada yra tam tos inspiracijos, sakyčiau, nes energijos tu turi, bet nėra tokio clarity, į kurią pusę, kaip man pakeisti. Ar gyventi į Naujanus, ar gyventi persikelti į Naująją Vilnią, ne, o blemba, ir tas tave iš tikrųjų išveda iš proto. Taigi, relaks, ne? Suprask, jog čia taip ir turi būti. Tavo gyvenimas bus fazėmis, fazė aktyvumo, fazė neaktyvumo, fazė, kai viskas keičiasi. Ir jeigu tuo metu, kai tu kažką keiti, kitiems žmonėms tas netinka, tai viskas, tas žmogus atgyveno. Jis jau daugiau nebereikalingas tavo gyvenimą ir nereikalinga tavo gyvenimą. Nes kas bus, šitas channelis tave tempia eiti į viršų, kilti, mokytis, ne, eiti į viršų, o tie žmonės tave trauk žemyn. Ir tu čia užsikapstysi, pradėsi, nes čia daug labai energijos, daug adrenalino ir kortizolo, o kortizolas yra kas? Tai yra tai, jog mes nervuojam save ir nervuojam kitus. Ne? Gali būti visai taip, jog tu spaudi kitus. Negatyviai pergyventi šitos vartus yra labai sunku, nes tu irgi užspaudi ir kitus. Taigi, labiau duok žmonėms laisvės, jeigu jie neatitinka tavo kriterijų to gyvenimo momentu, ne, tai, sorry. Tu ir jis esi svarbiausia šiam pasaulyje, ne kiti žmonės. Tu, iš tikrųjų tu. Ir tu nesi ant tiek sukurta, kad, sakau, kad ten daug, net jeigu tu nuspręsi neatnešti šitam pasaulyje vaikų, visiškai normal for you, visiškai normal. Aš manau, vienu momentu tu kažkada rūpinsiesi ar žmonėmis, ar vaikais, ar dar koks, rasi purpose of your life. Čia jau tikrai. Čia ne visi mes turim tų mažvaikių turėti, tikrai. Čia visiškai normalu tau. Ir tu tiesiog gali kovoti už kažkokį kitą visiškai ciklą. Ką čia dar nepapasakoju. Yra fokusas ant kūno. Čia gali būti kūnas kito žmogaus, gražus, seksualus, fainas, sveikas, nesveikas ir savo kūnas. Čia yra meilė kūnui, meilė viskas, kas susijęs su kūnu, juo rūpintis, juo prižiūrėti ir tau labai svarbu normaliai valgyti, tau labai svarbu, nes 360 čia realiai eina, kaip mes... Čia skrandis yra, čia yra mūsų virškinimas, čia yra iš čia pereina energija visur, matai, visus channelus, ne? Tai čia reikia normaliai miegoti, normaliai valgyti ir tada iš karto pamatysi, jog yra daug gerų pakeitimų tavo gyvenime. Ir jeigu yra žmonės, kurie neatitinka tas tavo, jeigu atneša daugiau chaoso per šitos vartus, negu ramumo ir kažkokio aiškumo,
irgi čia ne tavo žmogus. Tu esi individualumas ir tu visada rasi individuumus, kurie tokie patys kaip tu. Ir tu eisi su jais į priekį. Ir čia ne visada būti su tuo žmogumi per visą gyvenimą. Nu, taip jau susiklostė. Mes gyvenam tokiam society, tokiai situacijai, kur visi turi turėti partnerius ir gyventi kartu nuo ten... nuo kunigėlio ir iki gyvenimo pabaigos. Ne, netiesa. Tu gali susitikti daug partnerių per visą gyvenimą. Arba tavo partneris gali migruoti, mutuoti kartu su tavim ir keisti kažkokį savo... Ir tada jūs tiksit vieni kitiem, ne? Jeigu kažkokiu laikotarpiu, ne, ten kas 10 metų ir tavo žmogus irgi keis tą mąstymą, ir jūs atitiksit, ir kovosit už tos pačius dalykus, tada galėsi gyventi, žinok, ir ženytis ir niekada nesiskirsit. Bet labai dažnai trejetai, jie pavyzdžiui keičia partnerius, čia visiškai yra normalu, jūs esat gražus ir niekas čia jūsų neskriaus ir niekas čia jūsų nejudging, no judgment at all, nes jūs, nu, tu turi būti laiminga. Tu atėjai į šį pasaulį ir padaryti tą kitą laimingą, ne? Ir jeigu tau čia neužtenka to, tu nori to partnerio, net ir jis taip pat, žinok, vaikšto ir ieško tavęs ir nori irgi to pat partnerystės, pagalbos, ne? Gal kažkas ateina su šitais vartais. Beje, dar jausi visada draugystę kažkokią pas visus. Individualus yra draugai ar draugė, kurie yra tribal, ne? Tik tie, kurie yra labiau susifokusuoti į šeimas. Todėl aš labai suprantu, kodėl jūs taip artimai draugaujat su Joana, nes Joana yra labai tribal. Jinai turi tos, ir čia yra kaip klijai, kurie lipdo tuos individualus, kai jie jau pradeda būti, kai jiems jau sunku būti vienais, fighteriais, ne? Ir jie tiesiog nori pajausti tos tokios šeimyninės rutinos, ne? Tų tokių, bet neilgam. Labai greitai individualas, jie... they got tired of tribals, ne? Ir jiems reikia vėl pabūti su savim, padaryti kažko savo. Taigi, Nikolė, daug laiko savo, fokusuotis į tuos laikotarpius, į savo energijos pliūpsnį, ne? Tu esi tikra kovotoja, tu turi daug energijos kurti, daryti naują, ne? Dažniausiai tai, kas tau patinka, neišsigas, jeigu žmonės nesutinka su tavo pokyčiais gyvenime, reiškia, juos reikia palikti taip pat, kaip buvo, arba tiesiog atitolti, žinok, neužmušinėti savęs už tai, jog tavo pokyčiai, nežinau, ten santykius sustabdė. Jie neevoliucionavo, jie nemutavo kartu su tavim taip greitai kaip tu, nu tai ką, reikia palikti juos ten kapstyti savo problemose. Išnaudoti praeitį kaip žinias, kurias tu kelsi kitiems žmonėms, kuriais tu mokysi kitus žmonės, ne, ir auksi kaip asmenybė, o ne farširuoti jo savo galvoj kaip faršą, ne, ir pastoviai ten sukti. Ne, tikrai ne. Tau reikalingas sportas, tu esi strategija, tu turi gerą sveikatą, bet turi irgi ir labai potraukį tiksliesiems mokslams, tikslumams, analitikai, skaičiams, tu būtum tikrai gera data analyst, tu gera bendravime, šnekant, pabandyk social media, why not, ne? Tu būtum gera content creator, tu būtum gera marketologė, tu būtum gera blogerė, tu galėtum netgi kažkam idėjas kurti, business analitiką arba irgi business planus kurti, ne? Kažkaip analizuoti biznį ir netgi toj pačioj buhalterijoje, ne? Duoti konsultacijas, kaip pakeisti strategiją, kaip prieiti prie practical solutions, ne? Čia yra tavo stiprioji jėga ir bet kokioj srity, kurią tu nuspręsi, ir aš greičiausiai manau, jog tu turėsi kelias sritis per savo gyvenimą, keisi nuo pat pradžios, tiesiog vieną dieną tu esi buhalterė, jau po 10 metų tu galbūt būsi, šokių mokytoja, ne, ir vėl tu tapsi instruktorė ar dar ko nors. Tai žodžiu, bus gyvenimo pokyčiai, kai visiškai keisti savo talentus, visiškai keisti savo karjerą.
Gerai, daug prišnekėjau, papasakok, kas tinka, kas neatitinka ir jo, see you.